Ačiū, kad žiūrite į mane šiuo metu. Mane čia atvedė toks žingeidumas arba noras pasikalbėti su jumis. Pasikalbėti ne šiaip apie kažką, o pasikalbėti apie matematiką. Apie matematiką taip, kaip aš ją suprantu. Ir puikiai suprantu, kad daugam naina ir toks širpuliukas čia matematika ir dar jisai drįsta rodytis su savo matematika. Perskaičiau vieno labai geros mokyklos, Vilniaus mokyklos gero mokinio atsiliepimą apie ponę matematiką. Ką jis galvoja apie ponę matematiką, tai tarp 3 ten jo parašytų sakinių vienas skambėjo maždaug taip. Aš gyvenime nesuprantu 2 dalykų – matematikos ir moterų. Šiaip jis gerokai jaunesnis už mane, aišku, 5-tokas, bet aš pagalvojau, kad jis ko gero yra teisus. Bet aš apie tai galvojau, galvodamas apie save, žinoma, ne apie jį. Na, aišku, gal jam ir tėvelis tą dalyką pasakęs, kada nors išgirdęs, kuris šeimos, kada priėjo paprašyti padėk tėvelį man spręsti uždavinį ir susigaudyti toj matematikoje, ko jį ten iš manęs nori. Tai tėvelis gal tokį sakinuką ir kaip pasakyti, kaip pasiteisinimą savo. Ašgi galvoju, kad, ko gero moterų tai nieks nesupranta, taip kaip norėtumėm ją suprasti mes vyrai, bet matematiką galima suprasti vien dėl to, kad matematika nesikandžia, nesibara, nesako ne, nepyksta, neliepia ten indų plaut, kažką tai daryti. Matematika visada tave gerbia ir kada tu ją gerbi, tu ją gali įdvasinti ir pavadinti ponia matematika, kaip taip gražiai ten 5-kelis pavadino savo tam 3 eilučių monologiją apie matematiką, kad matematika tai yra ponia matematika. Aš su jumis šnekėdamas apie matematiką įdvasinsiu matematinius tam tikrus momentus, aišku, ne viską, įdvasinsiu taip, kaip aš kartais sau padedu, kada man reikia spręsti uždavinius, kada man reikia galvoti, kas iš kur kilę, bandyti atsakyti į klausimą, kodėl, nebūtinai kaip spręsti, o būtent kodėl taip galima spręsti. Na, kodėl 1 = 2 tai kvailas klausimas, bet ir tokį klausimą iškelsiu. Iškelsiu ir klausimą sau, o ar negalima kartais pavogti milijono, kuris yra padėtas į seifą? Žinoma, čia kabutėse pavogti, visą tai mes darysime matematinėje erdvėje. Ir, sakykime, taip pabandysiu aš pasidalyti savo su jumis sukauptą patirtimi, galvojant apie ponę matematiką, galvojant apie matematiką kaip apie moterį, kurią kartais būna iš tikrųjų sunku suvokti. Tai sėkmės jums ir sėkmės man čia bandant jums kažką tai pasakyti.